Sveiki, aš esu Rasa Siudikienė ir šiandieną norėčiau papasakoti šiek tiek apie gamybinių įmonių interneto svetainės. Aš atstovauju firmai Foxy Ad, kuri kuria interneto svetainės įvairaus profilio įmonėm ir mes matome, kad įmonės, kurios kuria savo interneto svetainės, jos turi skirtingus tikslus. Taigi, gamybinė įmonė visų pirma turėtų nuspręsti, ar jai reikia interneto svetainės, tai yra, ar ta svetainė duos naudą. Vėliau, aišku, labai svarbu numatyti, kokia yra svetainės paskirtis, koks yra svetainės elementų išdėstymas ir pagalvoti apie lankytojus, kuriem yra skirta ta svetainė. Na, jeigu pasižiūrėti į šituos visus esminius klausimus, tai svetainės naudą gamybiniai įmoniai labai gerai iliustruoja vakarų šalių statistika, kuri parodė, jog nuo galutinės kainos, kurią pirkėjas sumoka mažmeniniam prekybos tinkle, na, maždaug apie 20% atitenka tą prekę pagaminusiai gamybiniai įmoniai. Taigi visą kitą dalį pasiema didmenininkai, logistikos bendrovės, mažmeniniai prekybos tinklai ir panašus kiti dalyviai tam prekių paskirstimo kanale. Taigi visiškai logiška, jog šiuo metu stebima tendencija, kad vis daugiau gamybinių įmonių kuria nuosavus pardavimo kanalus. Vienas iš tokių kanalų gali būti internetinė parduotuvė. Taigi, svetainės nauda gamybiniai įmoniai, internetinės parduotuvės nauda gamybiniai įmoniai. Pirmas aspektas, kuris labai svarbus, tai yra nepriklausomybė nuo pardavėjo. Tokiu būdu gamybininkas sumažina riziką, jog tarpininkas nuspręs prekiauti konkurento prekėmis, tarkim, nuspręs prekiauti su dideliu antkainiu arba pasitrauks iš verslo, supurtydamas, o gal net ir nusitemdamas paskui save labai stipriai priklausomus gamintojus, tuos prekių tiekėjus. Kitas aspektas, tai yra palankesnė kainodara, laimi abi pusės. Gamybininkas, jisai pasiims dalį papildomo antkainio nuo prekybininko, o pirkėjui tai vis tiek bus pigiau negu pirkti mažmeninėme tinkle. Žmonės visada ieškojo ir ieškos, kur yra pigiau. Verslininkai visada siekia sutrumpinti pardavimo kanalą, kad prekių kelias nuo gamintojo iki galutinio vartotojo būtų kuo greitesnis, pigesnis ir patogesnis. Kitas dalykas, kurį laimi gamintojas, sukūrė savo informacinę svetainę, kuri reprezentuoja jį ir kurioje jisai gali papildomą funkcionalumą turėdamas, gali pardavinėti savo gaminius, tai yra informacinis kanalas. Tai puikiai galimybė paskelbti apie pagamintus gaminius, naujienas kažkokias. Juk keičiasi sezonas, ateina naujos mados, pradėjot gaminti naują produktų liniją, galbūt naujam klientų segmentui skirtą. Įvežėte naujų prekių, kurių vartojimo kultūros dar Lietuvoje galbūt nėra. Tai ne tik naudinga gamintojui ir tiesiog tai yra puikiai galimybė pateikti toje svetainėje šitą informaciją ir tai praktiškai nieko nekainuos. Ir tai parodo ne tik gamintojų naudą, tai parodo rūpestį vartotojais. Kitas aspektas yra klientų segmentavimas. Turėdami interneto svetainę jūs suprasite, kas yra jūsų produktų pirkėjas. Tik žinodami, kas yra produkto vartotojas, atitinkamai galite keisti pakuotę, svorį, produkcijos asortimentą. Galbūt jūsų vartotojas pasikeitė. Anksčiau jūs gaminote drabužius jaunimui, dabar norite vyresnio amžiaus žmonėms siūti, nes pastebėjote, jog jų perkamoji galia yra geresnė. Taigi, mes čia natūraliai prieinam prie kito labai svarbaus aspekto, tai yra pokyčių stebėjimas. Interneto svetainė tai yra langas. Čia pasitelkdami šiuolaikiškas analizės priemonės, jūs tiesiog stebėsite, kas vyksta su jūsų produktais rinkoje. Galbūt atsirado nauja mada. Gal vietoje, tarkime, kažkokių tai jum įprastų populiarių prekių pradėjo pirkti gerokai brangesnės, kokybiškesnės. Taip. Ir analizuodami savo verslo dinamiką, jūs būsite pirmi pastebėję pokyčius. Jūs išvengsite inercijos, to gaminimo į sandėlį. Nes jeigu esate priklausomi tik tai nuo didmenininkų, tai didelis ratas apsisuks, tas toks vadinamas apendicitas, tol kol pas jūs ateis ta informacija. Jūs ją gausite tik tai tuomet, tuo nesėkmės atveju, kai tiesiog pastebėsit, kad didmenininkas nebeperka pas jūs. Iki to laiko jūs gaminsit į sandėlį. Taigi tai yra ir rizikos sumažinimas. Kitas labai svarbus aspektas, kurio galbūt net sunku įvardinti, tai vienas iš svarbiausių mano manimų, tai yra gamintojo interneto svetainė yra tos organizacijos turtas, jos niekas neatims, neuždarys atostogom, neįsileis konkurento prekių, nereikalaus sumažinti kainų, nediktuos kažkokiu tai ten būdu kainų karo. Tai gamybinės įmonės turtas ir tai reikia išnaudoti. Taigi, pirmas dalykas, apie kurį reikia pagalvoti, nusprendus turėti svetainę interneto gamybiniai įmoniai, tai yra svetainės paskirtis. Iš esmės, kiekvienas verslas internete turėtų būti konstruojamas 4 etapais. Pirmas, tai yra susikurk prekę ženklą arba susikurk svetainę. Antras, surask tikslinį segmentą, tai yra surask savo potencialų pirkėją.
Trečias, šitą potencialų klientą paversk pirkėjų, tai yra parduok jam. Ir ketvirtas, ragink pakartot sandėrį. Taigi, 4 etapai. Sukurk prekę, surask pirkėją, parduok ir ragink pakartoti. Iš esmės, visą laiką verslas internete sukasi periodiškai šitose procesuose. Na ir čia yra padaroma labai daug klaidų iš esmės ir apie tai kalba daug profesionalų vakarų šalyse, kad Lietuvoje dar įmonės neišnaudoja savo interneto svetainių, todėl kad jų požiūris yra netinkamas. O požiūris tinkamas atsiranda tada, kai mes suvokiame, jog 21 amžiui mes prekių nebeparduodame. Gamintojas, pardavėjas, paslaugų teikėjas nebeparduoda savo nei prekių, nei paslaugų. Tas prekes ir paslaugas perka pirkėjai, perka klientai ir interneto svetainės yra skirtos jiems. Todėl čia, kur be pažiūrėsi, visur tos pačios klaidos. Pasakot apie save interneto svetainėje jau nebereikia. Tai yra praeitas etapas. Jau mes tas klaidas turėtumėm išmokti nebedaryti jų. Interneto svetainėje atėjęs lankytojas turi keletą sekundžių apsispręsti, liks jisai, skaitys toliau ar ne. Ir interneto svetainės, tas land page, pats pirmas puslapis turi būti toks, kad žmogus norėtų jame likti. Ir aišku, didžioji dalis dar Lietuvos įmonių tenais talpina informaciją apie mus, kur gana nuobodžiai pasakojama, nuo kelių metų pradėjo gaminti, kokias mašinas įsigijo ir taip toliau ir taip toliau. Taigi, čia mes vėl prieinam prie sekančio svarbaus aspekto, tai yra informacija. Informacija turima mintyje, tokia turi būti pateikta informacinė ta funkcija svetainėje, kurios ieško klientas. Tarkime, kaip pavyzdį pasakysiu, statybų bendrovės žino viską apie apšiltinimo medžiagas ir gali pasakyti, kurios geros, kurios blogos. Bet jeigu mes pažiūrėtumėm tų statybininkų interneto svetainėse, jūs nerasite, kur žmogus galėtų tiesiog ramiai pasiskaityti, kuo skiriasi, kokią medžiagą pasirinkti ir kad ta informacija būtų pateikta žmogiška kalba, ne techniniais parametrais, tiesiog, kad tai būtų suprantama ir kad žmogus galėtų tą priimti tokį sprendimą iš nešališkai pateiktos informacijos. Garantuoju, 90% žmonių prieš, tarkim, statydami ar apšiltindami savo būstą pagalvoja, kokią medžiagą rinktis. Tai kodėl tos informacijos nepadovanoti savo potencialiem klientam? Toliau, iš dalies informacinė funkcija svetainėje atlieka skiltis apie mus. Ir kaip jau minėjau, tai yra tikrai grubi klaida tai pateikti tam titulinėme puslapyje. Tai gali būti kaip atskiras skirtukas, ypatingai jeigu jūsų klientai yra verslo įmonės. Be abejo, pasirinktami partnerį, galbūt jie norės paskaityti ir jūsų istoriją, bet nebrūkite to tam pirminiam įėjimo puslapį. Dabar yra daugiau reikėtų apie klientus pasakoti ir pasiūlykit savo klientam atskirus vartelius, susegmentuokite jom. Pavyzdžiui, kaip pavyzdį galim pateikti, tarkime, archyvavimo reikmenis gaminanti įmonė. Jinai iš karto savo land page pasiūlo atskirus blokus notarams, valstybinėms įmonėms ir verslo subjektams. Funkcinė paskirtis tai yra tai, ko nori įmonė, šiuo atveju jūs, gamybinė įmonė, kad svetainėje atliktų tam tikrus veiksmus lankytojas. Pavyzdžiui, privati odontologijos klinika pasiūlo registruotis ir atvykti į nemokamą konsultaciją. Langų gamintojas pasiūlo įvesti išmatavimus, pamatyti preliminarią kainą ir įvesti telefoną pirminiai konsultacijai. Tarkime, drabužių gamintojas pasiūlo užsukti į elektroninę parduotuvę ir pabaigoje pasiūlo užsisakyti naujienas, tarkime, apie 2000 ten kažkelintųjų metų, sekančių metų mados tendencijas. Garantuotai daugelis žmonių, kurie jau galbūt nieko nerado iš drabužių toje interneto svetainėje, bet jie visai norėtų turėti tas naujienas. Taip, tokiu būdu jūs gaunate kliento elektroninį pašto adresą, jūs tampate kaip ir jo draugų ir turite teisę, galimybę jam kažką tai pasiūlyti vėliau. Dabar pasižiūrėkim praktinį pavyzdį, tai yra interneto svetainės reprezentacinė ta funkcija. Taip, matome du pavyzdžius. Tai vaizdo elementai iš dviejų skirtingų svetainių, kurios iš esmės dirba tą patį. Tai yra atveža maistą. Namuose mes logiška, kad patys pasigaminame, tai aktualu daugiau, kad atvežtų maistą į darbą. Pavyzdžiui, pietus. Ir čia matome skirtingi prieimai prie kliento, skirtingi segmentai. Vienas reprezentuoja mamišką maistą ant senoviškos klijuotės ir tai sukelia asociacijas pigu, patogu, paprasta, galbūt didelės porcijos. Kitas sukuria sąsąją su estetika pietaujant darbo metu. Taip, jeigu pasižiūrėtumėm Food with Attitudes, tai sukuria pojūtį, kad tai yra
Estetiška, greita, tikslu, kieta, dinamiška, taip, kad tai bus kompaktiška. Ir tik žinodami, kas yra jūsų klientas, kokį jūs norite klientą pritraukti, tik tada jūs galite rinkti spalvas ir atitinkamai pozicionuoti save interneto svetainėje, save savo rinkoje. Taip, tai yra ir spalvos, ir išdėstymas, ir kažkoks patogumas, ir nuotraukos, ir stiliaus buvimas arba jo nebuvimas. Svetainės elementų išdėstymas yra sekantis parametras, apie kurį reikėtų pagalvoti nuo pat pradžių. Ir irgi žinant, kas yra jūsų lankytojas, kokį jūs lankytoją norite pritraukti savo interneto svetainę, pagal tai irgi reikėtų išdėstyti tą svetainės elementus patogiai. Čia reikia irgi nepadaryti klaidų. Svetainės elementų išdėstymo, tokie kaip vartotojų tyrimai, iš esmės parodo tą patį. Šioje trikampėje zonoje dažniausiai fokusuojasi lankytojų akis. Todėl labai svarbu, kad toje zonoje būtų išdėstyti svarbiausi elementai. Na, grubiausios klaidos praktikoje padaromos tada, kai šioje zonoje patalpinamos didžiulės nuotraukos arba šūkiai, o visa reikalinga informacija, kurios ieško klientas, yra pateikta apačioje, o kartais taip giliai, kad svetainės lankytojai tiesiog blaškosi svetainėje ir ten kažkur dalis tik tai intuityviai suranda tai, ko reikia. Čia mes taip pat turėtumėm pašnekėti apie rinkodaros profesionalų vadinamą aukso zoną, kurioje svetainės lankytojų akys ir pelytės užsibūna ilgiausiai. Šioje zonoje daromi sprendimai likti svetainėje, pirkti prekes, registruotis paslaugom arba paliekami kontaktai naujienlaiškiams. Klaida būtų šios zonos neišnaudoti, palikti tuščią vietą, demonstruoti foto. Na ir pati grubiausia klaida tai yra patalpinti nuorodas į partnerių arba draugų svetainės būtent šioje aukso zonoje. Na ir pastarųjų draugų, partnerių nuorodų iš esmės tai yra grubi klaida ir rekomenduojama to iš viso nedaryti, nes tai yra papildomas kanalas, per kurį nubyra jūsų potencialūs klientai. Jūs tarsi sukuriat dar vienus vartus, papildomą išėjimą iš jūsų svetainės. Todėl profesionalai rekomenduoja atsisakyti tokių šoninių blokų kaip partneriai, draugai, rekomenduojame ir taip toliau. Na, nebent jūs esate ne verslo įmonė, o vykdote socialinės akcijas arba kokias nors pilietinės iniciatyvas. Na ir jums tai naudinga. Tačiau šiame aukso bloke patalpinkite registraciją, pirkėjo krepšelį, įdėkite patikimumo blogą, kiek žmonių jūsų svetainę lanko, kiek Facebook'e palaikytojų turit ir taip toliau. Na ir paskutinis, bet turbūt pats svarbiausias aspektas, iš kurio perspektyvos reikėtų pažiūrėti svetainę, tai yra lankytojai. Nesvarbu, kuriuo metu, ryte ar vėlai naktį, internete žmonės ieško 3 dalykų – informacijos, pramogų ir bendravimo. Patenkinkite bent vieną iš šitų poreikių ir jūs turėsite būrį ištikimų klientų. Labai svarbi yra informacija. Yra toksai posakis more tell, more sell. Žmonėm prekę reikia pačiupinėti. Tai yra foto iš visų pusių, tai yra video, tai yra demo, tai yra aprašymas. Ir aprašymas ne kažkokiais techniniais parametrais, o tai, ką gaus klientas. Gali būti klientų atsiliepimai, tačiau irgi ne automatiški, bet ištaisius gramatinės klaidas ir patvirtinus juos. Leiskite žmogui pačiupinėti prekę. Tai yra informacinė funkcija. Iš esmės žmonės ieškodami informacijos internete nori ją gauti kokybiškai, greitai ir patogiai. Čia dar reikėtų pasakyti, jog nemažai įmonių daro tą pačią klaidą, tai yra neišvengia pasikartojančio turinio. Paieškos sistemos analizuoja ir jeigu jūs patalpinote iš gamybininko tą patį tekstą apie prekę patalpinote savo svetainėje, jūsų svetainė nebus aukštai reitinguojama, nes jūs turit pasikartojantį turinį. Toliau yra išvengus šitų klaidų ir patalpinus kokybišką informaciją žmonėm pramogos. Tai pramogos yra įvairūs video siužetai, žaidimai internetu, tačiau tai aišku yra papildomi išplėtimai svetainės. Kur kas yra paprasčiau prisirink prekių krepšelį, mokėk po 2 savaičių, prisirink norų krepšelį, nusiųsk vyrui prieš kalėdas. Tai yra ir užkabina pirkėją ir kartu sukuria pramogą. Be abejo, bendravimo funkciją atlieka tiesiog forumai, socialiniai tinklai ir be abejo, turint interneto svetainę, reikėtų analogą turėti ir socialiniuose tinkluose. Taigi, kuomet jūs galvojate apie savo lankytojų svetainės, kuriuos jūs norite paversti pirkėjais, tai pagalvokite, kaip jūs juos pasieksite, kokiu būdu pritrauksite savo svetainę. Kitas dalykas, kaip jūs gausinsite klientų ratą. Galbūt jūs siūlysit naujienlaiškius, gal įdėsite funkciją rekomenduok draugui ir gauk 10% nuolaidą, ar kažkokius kitokius rinkodaros sprendimus. Kita funkcija, kurią turite nuolat daryti, tai yra stebėti, kaip kinta jūsų kliento elgesys.
Stebėkite savo lankytojus, savo svetainės lankytojus. Kada jie perka, kokie žmonės perka, galbūt atsirado naujas segmentas, arba galbūt jūsų pirkėjai visiškai neperka darbo metu, o perka savaitgaliais. Ir atitinkamai reaguokite į vartotojo elgsenos pokyčius. Tai yra verslo esmė. Darykite savo interneto svetainės iš karto teisingai. Mes, Foxy Ad komanda, norėtumėm prisidėti prie jūsų verslo sėkmės. Todėl aš kviečiu jūs registruotis nemokamai konsultacijai, kurios metu mes kartu, visa komanda, giliau pažiūrėsime jūsų verslą iš interneto perspektyvų. Ačiū Jums už dėmesį ir iki susitikimo.